Tai laba diena visiems, sveiki atvykę į Klaipėdą sausio 17 dieną 2025 metų, kur jau rytoj vyks vienos žinomiausių žiemos lenktynių slibinai. Taigi matote, oras ne visai slibiniškas, mesgi dar kabinam truputėlį saulės ten virš manęs. Dabar su Evaldu atvarėm pavalgysim, užsikrausim angliavandenį, o jau rytoj startuosim vienuose įdomiausių šių metų, tai tikrai, nes tai yra pirmos varžybų. Taigi būkite prisijungę ir staisykite patogiau. Atvykom į Viešbutasiko parkingą. Štai kaip atrodo mūsų mašinos turinys. Šiek tiek reklaminių plakatų, kuriuos atspausinam. Abu dviračius supakuoti, kuprinės įsakyta, va tokia tigrycos dėkiučių perklota, reiškia bus atsukta, vadinasi. Taigi va, čia biškį pakėlėm bagažniuko ir pataikėm į šitą, tai reikia prisiminti, kad nekelt iki galo. Dabar susirenkam, varom pažiūrėti, kaip viešbutis, kaip viską. Štai mūsų mašina, su kuria atvažiavom. Valgo pakankamai nedaug kuro. Ir atrodo normaliai. O, dviračiai telpa viską. Pusė velnio. Mes dabar į kazino. Tada viešbutį. Sveikas. Ką, instrukcijos gal reikia? Surinkimo? Nu? Jo. Bent tvirtinimą, tai mielai priims. Bent tvirtinimą mielai. Nu tu pasikankink, mes einam iškrausim daiktus ir jeigu dar būsi nesurinkęs, tai tada... Į savo krausi daiktus, ar mūsų daiktus? Jo, savo nuėsi. Į viešbutį gal nuėsi. Amalina? Eisim išsirinkti kambarį, gerai. Štai dviračiai, su kuriais mes važiuosim. Blogiausiu atveju. Suveiks, nesuveiks? Suveiks. Apartamentas. Tūlikas yra, dušas yra, rankšluosčiai yra. Vytalis yra, Evaldas yra, lova yra. Kartu, gaila, kad ne kartu čia mėgos. Valdemaro nėra? Valdemaro nėra. Vaizdas? Yra. Yra. Taip, išsikrovė lagaminus, matome žmonės triušę. Triušę. Mylėtojai. Darvadenko, nu ką? Sustvarkysi su šitą užduotim nelengva? Sveikas gyvas. Sveiki, nu kaip sekas? Gal nori pabaigti darbą? Iki galo padaryti? Reikia surinkimo nepirkti. Kaip matau, nežinai. Nedavė surinkimo. Gerai. O, turim Vasilenko, zdarova. Nu, pasiruošęs? Aš? Aha. Visada? Visada? Kaip technika? Gravelis, matau, pasirinktas. Nes ant taba nėra, teisingai? Tu irgi su Aš irgi su graveliu. Ką, senelizai, ne viskas taip gerai, kaip atrodo. Šiek tiek visą savaitę sirgau. Tai mano vaistų rinkinys atrodo taip. Teraflu turi pagerinantį dviratininkam priedą, su kurio man pavyks laimėti. Bet tikiuosi ir pamažins mano plaučių skausmus, išsigydysiu ir galėsiu gyventi. Dar paimsim obaliukų ir kompoto iš tų mačiučių. Ir iš viskas bus ledas. Atsigaunam. Šoviau teraflių. Nuotaika geresnė. Darau dar arbatėlės. Ir rytoj bus Evaldų iš galvos. Pip, 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 pip. Evaldas iš galvos. Mes rytoj ir pažiūrėsim. Kur Valdemaras, žiūrėk? Evaldas, Vytalis, kur Valdemaras? Kur Valdemaras? Kur Valdemaras? Valdemarai, kur tu? O, tai ką, mėlyjei, įsikūrėm nuostabiam Amberton Klaipėda viešbutį, kortelė 3, ponas Evaldai filmuotojau. Aš irgi turiu, labai gerai. Štai mūsų kambarys 605. Galiu užduoti paslaptį, nes kitais metais jau bus kitoks. Žodžiu, kas šiandien mūsų laukia? Taigi penktadienis įsikūrėm, biškį pailsėjom, biškį pavalgėm. Aš išgėriau vaistų nuo kosulio, nes savaitę jau kosulys kankina žiauriai ir galvoju, kaip čia man rytoj pavyks suvažiuoti, bet viskas dabar yra neblogai. Taip, skaitau, ką reikia pasakyti. Ir dabar, reiškia, mūsų laukia 19 valandą, šiandien penktadienį, pasta party. Taigi einam, pavalgom, prisivalgom, panašiai ir taip toliau. Tada 21 dalyvių briefingas, kur papasakos apie trasas, apie tai, kas mūsų laukia rytoj, taip toliau ir panašiai. Taigi, šiandien tokia diena, pailsėsim, pabusim, o rytoj 6:30 pusryčiai ir 8 startas. Taigi, rytoj ir susitiksim, o dabar varom į pasta party.
Labą dieną. Dviračių žiūrovai. Pagaliau. Galų gale po valandos laukimo žmogus, kuriam pasisekė uždirbti daug, nes net auksinė cipūra atsirado po šitą renginį. Kitam gale. Gerai, duokit mums numerį. Mes norim makaronų labai. O šiandien? Tik dėl makaronų ir važiavom. Vitalį, ar tu minsi trumpą distanciją? Taip. Taip. Kodėl tada prie tavęs parašyta 1000 kilometrų, o tu minsi trumpą? Čia per metus štuka. Tu numintum 1111 kilometrų. O, 11 numeriukas. Jo, čia visiškai loterijos principai. Papuolė. L. Ačiū. Bet malonu, kad paklausė dėl XL. Tenksimės pasitaisyti. Šeisma. Kaip daržovės jau valgyti per vėlų. Reikia šaut kažką normaliai. Šokoladą pusę gavo. Bulves. Kas čia? O dėl to ir susitik. Pastos irgi yra pasta partija. Labai gerai. Aš ir galvoju, ar viską čia bus. Ok, nu super, super. Žiūrėk ir va, višta yra. Taigi svarbus momentas išaušo mūsų gyvenime, pasižiūrėsim su Evaldu. Evaldas atliks gražios stardėsės, tiksliau, atsiprašom, Evaldas atliks labai fainą funkciją, išpakuos ir ištrauks, kas ten pas mus yra, uždyka šitam krepšelį. Taigi mes pasižiūrim, traukite pirmą dalyką. Gertuvė. Taip, žiūrėkit, kokia faina gertuvė, labai gerai. Toliau. Yra ką įpilti gertuvę. Mineralis šiandien prireiks arba rytoj. Toliau. Aktyvus. Čia irgi prireiks kažkada. Crunch. Žalgiris. Šiaip labai geras. Esu valgęs. Patiko man labai. O tau patiko, Evaldai? Patiko. Esame buvo valgę. Toliau. Kad nesušaltumė prie +5. Čia yra, žodžiu, tokie padukai, kur užsidedi ant kojų ir sušyla ir šilda, bet kadangi rytoj praktiškai pas mus vasara, tai mums tikėtina jo neprireiks, nes rytoj 6 laipsniai bus ir taip. Kas čia yra pas mus? Skrajutė. Aha, šitos skrajutės nemačiau dar. Tai gerai, ultrabaiko nuolaidėlė, prašom, visai nemažai, 35%. Toliau. Slibinų lipdukas. Čia aš gaminau šitą lipduką, labai gerai pagaminau, prašom vertinti. Toliau. O jėtus. Dar slibinų lipdukai. Opa, vienas ant mašinos, abu ant mašinos. Ant dviračio galimai. Ant kažko. Ant dar kažko. Ir vėl ant kažko. Ir dar ant kažko. Nu lipdukų užteks, jaučiu. A dar ir kas nors? Yra. O, energijos. Man patinka sis galiukai. Šausim rytoj vieną dar papildomai. Viskas? Maišelis. Ir maišelis. Ir... Maikutė, žiūrėk, gavau, geras. Va dėl ko manęs klausia, ar XL ar L. Ir didelis Super, slibinas. nerealiai. Nu, žodžiu, tiek dovanų, aš galėčiau pasakyti, duoda tik tai kas pas mus. Vėlo maratonas net neduoda tiek dovanų. Šiaip tai labai daug. Nieko neduoda. Šiaip tai labai daug. Kaip dviračių sporte, tai čia yra tiesiog kosmosas, kiek pas mus dovanų. Čia prilyksta daugiau negu maratonas. Netgi yra naudingų dalykų. Bėgimo. Jo, Vienas netgi yra dalykas. naudingų. Kiek tokia gertuvė, kainuoja grubiai? 15 kokia? Aš nežinau. Gal? O tarkim, 15. Sisgeliukas. Sisgeliukas, 2 eurai kainuoja. Lipdukas, po kokius 10 eurų čia jaučiu kainuoja. Nebūtinas dalykas, bet maikutė. Maikutė, žiauriai gerai. Nešioti. Gerai, supratom. Atsijungiam kol kas. Laukiam susirinkimo. Čia bendra šitoj salėje vyks. Susirinks daug žmonių, 110 dalyvių, iš jų virš 10 merginų. Taigi bus labai įdomu. Evalda Pačiokas. Sanabolikas, bilekas, pažiūrėk, kas ten plaukia. Žuvis kažkokias. Žodžiu, mano maišelis arba per nosį, arba į gertuvę. Bandysim į gertuvę. Čia sveikų dviratininkų papildai. Nu, žodžiu, o taip ir gyvenam, sveikuoliai. Evaldas pateko į filmavimus. O aš galiu parodyti savo dviratį per tą laiką. Va, 45 padangas plikos. Vienas termosas, viena gertuvė. Šviesos. Daugiau nieko nėra. Aš, filmuotojas. Ir aš manau, kad bus ta antra dalis. Slėgis normalus? Normaliai.
Slėgis priekį koks 1.6 jaučiu, gale koks 1.7 max. Tai ką, pasiruošę atsukti, sportiniai aprangėliai. Viskas, važiuojame lauką. Good. Tai ką, Klaipėdoje rytas, beveik 8 ryto. Judam link Vasaros estrados, iš ten bus startas. 8.30 startuosim. Judam čia kaip kas nori, mes keliesi, bet kiti dar atvažiuos vėliau. Visos 100, daugiau nei 10 dalyvių, tai čia sakė rekordas visų laikų. Ir viskas, didelės varžybos. Oras bus geras, 6 laipsniai, jau dabar neblogas. Apsirengta gal net per daug, bet sunku čia rizikuoti, vėjas yra nemažas, tai kažkaip taip. Nu ką, varom link estrados, už pusvalandžio startuojam. Žiūrėkit, binkis vietinis, sveiki. Labukas. Nu kaip jūs, ponas pasiruošęs? Atsuk pasiruošęs? Ne. Aš irgi ne. Ką renkamės į estradą, į starto vietą. Čia jau dviratininkai suka ratelius. O mano būklė tai šūdina, galiu pasakyti. BPM 150, nieko nedarant, tai jaučiu, kad lygelė mane kausto. Nu, tikiuosi ramiai atvažiuoti, rezultatų tikrai čia nebus jokių. Tai tiesiog bent jau dabaigti ir mums svarbiausia dabar saugiai ir nesusirgti būtų labai gerai. Tiek ruošiausi mėnesis, kaip tik jau svajojau apie šitas varžybas savo. Tu svajoji, o dievulis jokias pasiunčia tau kažkokias išbandymus. Stovim prie starto linijos. Valdasekas bando trasą užsikrauti. Hebros iš nugaros normaliai. Sveikatos nėra. 125 BPM, nieko nedarant. Čiut pajudį 150. Šakės bus. Startuojam. Taip iš kartais ir važiuos. Sakė ne, bet matai, ble. Startavom. O kas tai pavyzdžiai nespaus? O varom. Kas ten bus? Atsargiai, ponas. Nu ką, prie jūros. Pirmas įdomus segmentas. Op. Viskas vach. Eina šiek tiek. Ką, bandom važiuoti? Pabandėm. Opa, blėt. Gal reikėjo MTB.
Jūros jau paragavom. Įveikus 8 km. Įveikus 8 km. Nuovargis maks. Dabar lipam čia kažkur į viršų ir gal bus lengviau. Šūdas. Net negi čia. Atsargiai. Atsargiai. Kairės. Kalniukas. Oho. Oho. Aš irgi slystu. Atsiprašau. Visiškai slidu. Nelabai. Čia toliau nežinai, ne? Čia, ne? Dabar ilgasis segmentas bus prie jūros.
Įveikta 12 km. Sunku, nevažiuoja. Čia sunkiausias ruožas, tie dar kokie 8 kilai paplūdimio. Po to lysim jau į žvyrkelius. Kažkaip ten važiuos. Dabar reikia MTB. Ką, įdomus momentas upė. Sakė, čia važiuot kažkur. Bandom iš visų ilgų. Visas šlapas nakui. Ne kažką. Nu ką, kokias nuotaikas pas mumis. Nuvažiavom 13 km, vidutinis 15 greitis, ištisai reikia stumtis. Aš be jėgų, pulsas maksimalus, nuo vaistų, nuo peršalimo, nuo smėlio. Jau prasideda pokalbiai su slibinais, vidiniais demonais. Jie man sako, Vytali, ką tu čia darai, kur tu čia važiuoji, kad aš kovosiu. Gal. Bėgau. Įvykta 16 km, vidutinis 13 km/h. Man čia labai sunku su graveliu, viskas vinga. Va vieta, kur galiu pafilmuoti ir važiuoti. Yra šikna. Liko kokie 5 km turbūt šito ruožą. Šoksim į miškelį ten, kur galėčiau atsigriebti truputėlį. Viskas prasidės, geroji dalis turėtų būti. Mano. Ką, trasa pasikeitė, nėra labai lengva, bet bent jau gravelinė. Taip apie 23 km įveikta, gal lengvas žvyrkelis dabar, bet važiuoju vienas, prieki gale nieko nesimato, tai čia ką pavyti, ar mane kas pavys, bet dabar bent jau važiuoja šitas gravelis. Punktas. Aš tai stoju, paragausiu ką nors skanaus. Ai. Kava? Ne, ką nors. Nealkoholinį. Ir jėgeris. O gal yra va, monstras, ne? O kas nors limonadas, kas nors? Kola, labai gerai, kola. Ačiū. Jėgerio, ne ačiū. O, tai ką, Vitalis dar su jumis. 33 km įvykta. Vyniojam žvyrkeliu. Maitinimo punkte buvo pavalgyta truputėlį. Nu šiaip normaliai važiuojas. Ta liga tokia plaučiai apsiprato. Šiaip nebeskauda. Aišku, faktas, kad matyti tą koją, čia viskas. Bet nu ką, čia nesiskūsimgi. Labai laukiu iš tų slibinų. Labai smagu čia pakentėti sausio mėnesį. Oras tai dėkingas. 6 laipsniai kažkur. Jo, čia nepaslysta. O, Jezu. Košė visiškai. Privažiuojam Danės upę, asfaltu ir pirmas iš 2 Ašo sukilimų čia. 520 metrų. Ilgio. 42 km įvykta, vidutinis 18, pulsas didelis. Daug liko, bet jėgų jau mažokai. Važiuojam tik 2,5 valandos. Jaučiu, kad sunkioji dalis ateina. Op.
Gerai. Važiuojam. Daug liko. Visi vatai buvo padėti. Štai kokiam tešlom grioviais irgi tenka važiuoti. Liko jaučiu nepilni 10, kokie 8 iki finišo. Ar mažiau. Nedaug, bet jėgų jau irgi nedaug. Po keliu. Kaip suprantu, finišo tiesioji. Galim jau ant galo atsukti. Kiek jėgų liko. Čia rieda gerai. Faktas, kad rieda gerai. Nes asfaltas ir gravelis. Porą kilometrių. Ką draugai, jau matau finišą ten toli. Taigi atsukam iš paskutinių. Ir finišuojam pakeltą galvą. Kartu su jumis. Sorry, šitą seriją tokia sunkesnė man, kadangi per tą lygą sunku apie ją negalvoti. Nes žadu šiais metais daug video padaryti. Pastaisysiu. Štai jis nuotykių ieškotojas ir nuotykių dokumentuotojas. Ką, lengva nebuvo? Kaip tu gyveni? Ar tu supranti, kad tai buvo tavo geriausios šių metų varžybos? Šių metų vienareikšmiškai. Geriausias varžybos, Netgi gal daugiausiai vatų ir apskritai. Šiaip super, ačiū labai, va. Enjoy. Gerai, pietą susuktumėm dar į ranką, bet turi atsigerti iš pradžių. Štai. Atsipūsk. 1000 km dviračio atstovas Vytalis dokumentuoja, kad Evaldas Kirto, mūsų komandos narys, pirmasis finišo linija ir jau dabar kažkur viešbutį. Aš tai prie mūsų Drop Cycling Club atstovas pasilenko. 7 bendrai, pasiskaičiavai? Man pasakė. Maladės. Nu kaip varžybėlės tau buvo? Kuri dalis labiausiai patiko? Boss level. Jo. Turbūt visiems prie jūros. Aha. Nes 3 ar 4 kartus kojos išmirkytos, va. Mano taip pat šlapios irgi, jo. Mano irgi. Draugai, persirengėm civiliais drabužiais. Aš ir Evaldas. Evaldas iškovojo garbingą 5 vietą bendroje įskaitoje. Ir mes dabar leidžiamės superiniu liftu. Pasiemam dviratį, jį nusiplauname. Ir varom pavalgyti ir kažko nealkoholinio išgerti 40 gramų tikėtina. Nu, o kaip atrodo dviratis. Spalvas biški pamirštas. Ir daug nesimato. Nu, ratas kitos spalvos. Dabar varom į plovyklą. Pirmas mūsų maistas. Tai ką, mėly Gravel nuotykių sekėjai, kaip sakytų Antanas, mūsų programėlė jau baigėsi šitom simboliniam gražiom nuotraukom ir šito simbolinių gražių vaizdų. Ir šiandien aš su jumis atsisveikinu, o pats neriu į labai gerą tusovkę, o tenais šiandien pas mus čia uždaras vakaras, Hebra ruošia prizus, viskas normaliai. Tokit 5 priziukai, viskas kaip sekas, kaip vyrai. Nuostabu. Puikiai. Kaip šampaniukas. Dviese normaliai. Tai kaip pamaitėrimo punktą? Atsigavai? Atsigavau, ačiū, padėjai. Nuostabu. Tai ką mes? Ten. Ok, tai mes einam ten, užeisim, biškį pafilmuosim. Bet šiaip tai atsijungiam ir šita dalis yra mums, nieko mes čia blogo nerodysim, ką čia visi daro. Bet iš tikrųjų pusė atvažiuoja dėl ryto, pusė dėl vakaro. Ir, žodžiu, va taip mes čia gyvenam, gravelistai.